šavasanos draugo poza. Tai yra asangos atliekančios mūsų praktiką, gulim ant nugaros, kas tik galėjo armijoje. Jei jaučiate komfortą apatinėje nugaros dalyje, patogu jį padėti po keliais lyg ant kaklo. Galite jį panaudoti vakarėliui. O jei jaučiatės sušalę, galite apsikloti antklode, kad jums būtų kuo patogiau maksimalus atsipalaidavimas. Kojos nėra įtemptos. Rankas atitraukiame kampu nuo kūno. Įkvepiame giliai. Lėtai ir ramiai iškvepiame ir sureguliuojame kvėpavimą. Kvėpavimas tampa tolygus, paviršutiniškas ir vos juntamas, sulėtėjęs mums ir aplinkiniams. Sutelkiame dėmesį į pėdas ir atpalaiduojame pirštus. Poilsis Odesoje. Kulnai. Čiurnos sąnarys. Ikrai. Blauzdos. Kalvin. Kelio sausgyslės. Atpalaiduokite priekinę šlaunies dalį. Pavydėkime šlaunies paviršiaus. Pavydėkime aukštyn. Atpalaiduokite sąnarius, sėtmenys. Keliamės aukščiau, atpalaiduodami kryžkaulį. Mažoji nugaros dalis, krūtinė, senelis, skamba. Ir apykaklė nugarinė. Perkeliame dėmesį į delną, atpalaiduojame pirštus. Atpalaiduojame kainą delne, gauname riešo sąnarį. Priešais pečius, alkūnės, atsigulti, man iš burnos skrenda. Mes atpalaiduojame ląstelių gylį, ant pilvo. Mes nukreipiame dėmesį į pakaušį ir jį atpalaiduojame. Atpalaiduok kaklą. Pažaiskime žandikaulį. Įkišau kojas. Skruostai kakta, brektime jeigu 0 valandos 5 minutės esė ir galva. Akys. Akys nuolat juda, jos nepailgėja. Ir štai mūsų kūnas visiškai atsipalaidavęs. Stenkitės ne tik sujungti mintis. Susikelkite į pojūčių savo kūne. Palyginkite juos su pojūčiais rankoje ir jų nenuplaukite.
Akimirką, kai atsiskirsite, perbraukite pirštais aukštyn. Giliai įkvepiame, pakylame į 20-uosius, 27-uosius metus. Pėdos link savęs į šoną. Sulenkite kojas per kelius, apsiverskite ant dešinio šono. Iš čia lėtai kylame ir atsistojame į pradinę padėtį.